Nu sveikučiai, laukia čeburėkų ir vienu žodžiu, kaip čia suprast? Zelenskis nenori taikos, jisai atsisako sudaryti taiką, bet jisai skundžiasi, kad kasdieną jį atakuoja. Tai jeigu tu nenori taikos, tai tave ir atakuoja. Ar aš kažko netaip suprantu? Aš tiesiog klausiu, slava Ukraina, aš palaikau Ukrainą, bet klausimas loginis tiesiog. Kaip čia suprast? Čiokas atsisako taikai ir verkia, kad jį atakuoja. Tai padaryk tai, kad netakuos ligonė. Bet jūs keistai iš tikrųjų mąstot labai, jums labai praplautos smegenys, gerbėmieji. Jūs įsivaizduokit, Rusija prarado belekiek tankų, lėktuvų, ten apie 1 milijoną kareivių, tarkim, ten mirusių, dingusių, sužeistų, suluošintų. Labai daug kainavo jiems šitas karas. Labai daug kainavo jiems užkariauti tas teritorijas rytų Ukrainos, kurios kažkada priklausė Rusijai, tarp kitko. Ir buvo padovanotos galimai ukrainiečiams Sovietų Sąjungos laikais, tiesiog veltui atiduotos. Tai žiūrėkit dabar klausimas jums. Jiems belekiek kainavo tankų, lėktuvų, ten milijardai eurų, 100 milijardų eurų užkariauti tą penktadalį Ukrainos, arba kitaip sakant, rytinės žemės. Ir dabar jūs tipo sakot, kad jie turi viską atiduot ir tipo gyventi kaip gyveno. Tai gerai. O tai žiūrėkit dabar, o tai paskui vėl tas pats bus. Vėl ukrainiečiai sakys, mes norime NATO ir vėl tada rusai puls. Vėl rusai užkariaus penktadalį Ukrainos penktadalį. Ir tada sakys ukrainiečiai, davai taiką, grąžinkit žemės. Vėl grąžinti žemės, vėl sakys, NATO stojam. Jis čia pasaka be galo bus. Tai kam jie tada užkariavo, kad atiduot atgal, aš nesuprantu. Nu, tipo, aš tai už ukrainiečius, aš smerkiu šitą invaziją, aš smerkiu Putino režimą, aš smerkiu agresiją, bet jūs galvojate logiškai. Viena galingiausių pasaulio valstybių įsiveržė į svetimą šalį, taip, labai agresyviai, galimai nepaskelbus karo. Užkariavo teritorijas ir dabar jūs sakot, grąžinkit teritorijas. Tai kam tada užkariavo jas? Kam tada kareivius aukojo? Kam tada jaunų žmonių gyvybės aukojo? Aš klausiu, aš pats sakau slava Ukraina, čia faktas. Nu tai viskas gerai, seniai, jeigu Ukraina nori karo, jeigu jie nori atsikariauti tas teritorijas, jeigu jie galvoja, kad jie nugalės Rusijos kariuomenę, tai tegul kariauja ir neverkia. Nes, nu tai... Tai tegul eina, nu tai viskas gerai, tai tegul kariauja, tegul bando atsikariauti, tegul bando nugalėti Rusiją. Kas toliau? Kas toliau? Kaip? Kokiu būdu jie nugalės Rusiją? Jeigu jie išvis priklausomi nuo paramos užsienio. Ir kitas dalykas, jiems jau yra problemų su manpower, tai yra kareivių naujų. Tai suprantat, kad jeigu jie nori kariauti ir atsikariautos teritorijos, tai jie tegul neverkia, kad rusai irgi kažkaip tai juos atakuoja ir tas raketos skrenda į jų miestus. Nu, mano logika tokia. Jeigu čia kiekvieno logiškai mąstančio žmogaus tokia logika turėtų būti, kad jeigu šalis nori kariauti ir ten kažkas teritorijas atsikariauti, nu tai ir vyksta karas. O kodėl, pavyzdžiui, iki Zelenskio nebuvo karo? Kodėl karas prasidėjo tik kai Zelenskis atėjo į valdžią? Čia gal yra ir Zelenskio šutvėje kažkitais niuansai, kad būtent prie jo karas prasidėjo. O iki tol, iki 2014 metų nebuvo jokio karo. Bam, buvo nuversta valdžia Ukrainoje. Teisėtai išrinkta, pabrėšiu. Teisėtai išrinkta valdžia Ukrainai buvo nuversta, atėjo Zelenskis ir mes turim karą. Tai gal nereikėtum Zelenskijui ateit, vis tik tais, ir nebūtų buvę to karo, ką, Gabrielo? Ir šiandien tai viskas gerai, ginasi tie ukrainiečiai. Nepavyksta kažkaip nepavyksta gintis jiems. Prarado penktadalį šalies, 10 milijonų iš šalies pabėgo ten, ar 5 ar 6 milijonai. Tai neišeina gintis. Iš tikrųjų, tai labai graudu, kad Lietuva investuotus milijardus į gynybą kabutėse. Ir vienu žodžiu, ir dabar tie dronai skersai eina Lietuvą. Niekas nieko nesiorientuoja, niekas nieko negali. Nėra jokios gynybos, nėra galimybių pagauti tą droną, kas yra modernių laikų ginkluotės pagrindinis aspektas turbūt šiais laikais. Arba vienas iš pagrindinių tai faktas. Ir jie vienu žodžiu prašo pas grybautojus, kad rasti. Tai tie baltarusiai dabar čia prikolu siuntinėja, kaip supratau, galimai tos dronus.
Tai jie tai pradės milijardus investuoti nuo dronų gynybai. Tai taip ir tyčiais iš mūsų. Baltarusijos režimas galimai tyčiais iš Lietuvos, siūsdamas tas dronus ant prikolo, tam, kad mūsų valdžia toliau švaistytų ir galimai plautų pinigus gynybai nuo dronų, visus pinigus ištaškys. Aš sakau, labai gaila šalies. Tokie nuostabų žmonės lietuviai. Tokia nuostabi šalis, taip galim gerai gyventi. Suknysiu visus reikalus. Pati valdžia suknyso visus reikalus Lietuvai. Pati valdžia, ne jokie ten kažkokie tai kaimynai, kurie mūsų nepuola jau 3 metų. Susipykom su visais, pinigus praknysom, žmonės praknysom, visi pabėgo, nafig. Dabar tokį istorinį klausimą sugalvojau gerbėmiams savo sekėjams, kaip Lietuvos legenda, kaip Lietuvos vierchas. Kas yra didesnis agresorius? 2 variantai jums siūlomi. Ar NATO, karinė organizacija, kuri plečia savo infrastruktūrą karinę link Rusijos sienų, artėja prie Rusijos sienų, bando apsupti Rusiją ir bando priartėdama prie sienų taikyti raketas į Rusiją, kelti grėsmę Rusijos egzistencijai, Rusijos nepriklausomybei. Ar Rusija, kuri kovoja su NATO plėtra, aišku, agresyviais būdais, aš smerkiu tos būdus, bet jinai kovoja prieš NATO plėtrą, nes kyla didelė grėsmė Rusijos kaip valstybės, Rusų kaip tautos egzistencijai, nepriklausomybei, suverenumui. Kas didesnis agresorius? Balsuokit komentaruose. Esat labai protingi žmogučiai. Dėl ko dabar aš smerkiu šiandieninės Lietuvos valdžią? Nėra kovojama su korupcija, nėra kovojama su žmogaus teisių pažeidimais, mūsų pinigai siunčiami į užsienį, į karą, kurio tam tikra šalis niekada nelaimės. Yra paskui susipykę, mūsų valdžia susipyko su 2 iš 4 mūsų kaimynų, kurio ekonomika yra virš $2 trilijonų. Mūsų valdžia susipyko su Kinija, kuri yra viena iš sudėtinių dalių pasaulio ateityje. Pasaulio ateities fenomenas. Nerealiai auganti ekonomika, labai inovatyvi. Aš pasižiūrėjau, Rolls Royce kinišką galima nusipirkti už $8,000. Kai tikras Rolls Royce'as anglų kainuoja Europai, kainuoja kiek? 600,000, 300,000. Kinijoje labai pigus drabužiai, viskas pigų, inovatyvu. Smerkiu Lietuvos valdžią dėl šių dalykų. Vat kai pagalvoju, vat šitas karas, vat Rusija, ant tiek jis yra, brangus, ta prasme. Jie gavo 16,000 sankcijų, jie išmesti iš daugelio organizacijų. Ta prasme, padarė jos izoliuotus nuo Europos Sąjungos, nuo Amerikos, nuo vakarų sąjungininkų, prarado daug prekybos partnerių, prarado daug žmonių, karinės technikos, pinigų, daug, tiek visko prarado, tiek daug kainavo, viskas, ką jie gavo, tai ten 20% Ukrainos teritorijų, ten tas toksai pasienis, nemaža dalis, bet vis tiek, kaip sakant, nėra kosmosas, ką ten užkariavo. Viskas, ką jie užkariavo, tai yra, ką jie gavo, tai biški Ukrainos teritorijų. Dabar ukrainiečiai sako, viską atiduokit. Nesuprantu, kas pas jūs galvoja. Tik jie sumokėjo taip brangiai už tas teritorijas, kaip jie dabar atiduos. Keistas yra Zelenskio požiūris. Jisai atsisako atiduoti Rusijos okupuotas teritorijas Rusijai. Jisai sako, kad neva mirė 100,000 ukrainiečių, todėl jisai tų žemių neatiduos. Taip, tai yra labai didelė tragedija ukrainiečių tautai. Ne valdžiai, bet tautai, kad mirė daug ukrainiečių, tikrai užuojauta. Tikrai slava Ukraina. Bet, atsiprašau, tai sakiau, slava Ukraina. Ukrainiečiai turi laimėti prieš Rusiją, turi užkariauti su Rusija. Taip. Kitas dalykas dabar, bet Zelenskis pamiršta, kad jisai kiek milijardų gavo. 100 milijardų, gal 0,5 trilijono paramos. Kitas dalykas, o tai Rusija neprarado kareivių. Rusija negavo 16,000 sankcijų prieš šitą karą. O Rusija neprarado tankų, lėktuvų, laivų. Tai jie irgi juk prarado. Aš palaikau Ukrainą, slava Ukraina. Smerkiu Rusijos agresiją, bet tai Rusija irgi kainavo šitas karas. Kaip jūs nesuprantat? Labai taip keista, netgi Zelenskis nesupranta, kad Rusija irgi kainavo šitas karas. Jiems kainavo šitas karas.
Šlama Ukraina, bet jiems kainavo šitas karas. Ir ne vien tik ukrainiečiams, bet ir Rusijai kainavo šitas karas. Ir labai brangiai kainavo Rusijai šitas karas. Vienu žodžiu, Zelenskis, kaip supratau, nori tęsti karą, bet skundžiasi, kad raketos skrenda. Nu tai atiduok tas teritorijas, daryk tai, kad baigsis karas, žmogau. Taigi mažėja tau ta parama, mažėja pas tave kareivių, pas tave problemos didelės. Kaip Trumpas pasakė, you don't have any cars, you don't have cars, you are in a terrible situation. Ir viskas. Kaip matau, tikrai jaunimui sėkmingai plauna smegenis. Šitą galimai žiniasklaida, galimai plauna smegenis. Žiūrėkit, dabar aš jums paaiškinsiu kaip istorikas, kaip tikrai didelis ekspertas, kuris labai, mano apie istoriją, labai geriausiai Lietuvos universitete studijavau, surinkau 100% iš istorijos valstybinio egzamino. Kas yra apsupimas? Kodėl Rusija taip bijo, taip vengia būti apsupta NATO? Kodėl tokių kardinalių priemonių imasi, kad apsaugot save nuo NATO apsupimo? Todėl, kad kuom baigdavosi visi apsupimai pasaulio istorijai? Ar ten mūšio lauke, ar geopolitikui kaip šiuo atveju? Kuom baigdavosi apsupimai? Apsupimai visada 99% atveju po apsupimo sekdavo sunaikinimas, užkariavimas, sumušimas. Taip kad, jūs patys pagalvo, kad jeigu dėl NATO plėtros, dėl baimės būtų apsuptiems, Rusija galimai dėl to, be abejo įvykdė agresiją, labai žiaurią agresiją, kurią aš smerkiu labai stipriai. Dėl to netgi prasidėjo karas, didžiausias Europoje po Antro pasaulinio karo. Dėl NATO plėtros galimai. Turbūt Rusija užpuolė Ukrainą net iš neturėjimo ką veikti. O dėl šito, dėl to, kad kažkokios priežastys buvo, greičiausiai galimai. Tai vienu žodžiu, tiek norėjau pasakyti, kad niekas nenori būti apsuptas, kaip ir šaltojo karo metais per Kubos krizę nenorėjo būti apsupta, toks ne tai, kad apsupta, bet nenorėjo Kuboje, kad būtų rusų raketos nutaikytos į Ameriką. Tai vos nekilo trečias pasaulinis, vos nekilo branduolinis karas. Tai dabar panaši situacija galimai, tiesiog nenori. Rusija kaip valstybė nenori būti apsupta NATO, nenori karinės NATO infrastruktūros ir raketų nutaikytų į didžiausius Rusijos miestus. Nes jeigu Ukraina, tarkim, būtų NATO narė ir kiltų trečias pasaulinis kiltų tarp Rusijos ir jų sąjungininkų ir NATO, abiejų sąjungininkų, tai NATO būtų labai milijoną kart geresniai pozicijai kare su Rusija, jeigu Ukraina būtų NATO narė. Tai jo, aš palaikau Ukrainą, smerkiu Rusijos agresiją, aš pats chocholas, aš sakau.